Elementaru. Žvyras prasiplauna lengvesnis, o sunkesnis auksas lieka. Ir aš labai džiaugiuosi, kad čia visi mes esame tie, kurie išlikome. Antras dėsnis yra, arba antras aukso gavybos būdas yra vandens latakai su kliūtimis. Ir mes irgi vakar klausėmės, aš klausiausi Aurelijos ir galvojau, jinai praėjo tuos vandens latakus su kliūtimis, kai yra didelė srovė ir auksas užsilieka ties barjeru. Žvyras lengvesnis prasiplauna. Ir iš tikrųjų reikia praplauti tonas žvyro, kad pasiliktų tas auksas. Kartais tą žvyrą reikia praplauti ir iš mūsų smegenų. Trečias yra būdas tiesiog su metalo detektoriumi. Čia randami tokie didesni aukso gabalai. Tai yra mūsų intuicija. Mes žiūrime, o guli pasiruošęs konsultantas ir aš manau, kad aš buvau rasta tokiu būdu. Ketvirtas tai yra kasimas ir gręžimas į gylį. Ir čia apie tai daugiau ir pakalbėsim, tokia ir yra mano tema. Ir šis būdas naudojamas tada, kai iš tikrųjų ieškome aukso gyslų, bet turime pašalinti daug nuosėdų, nuolaužų, akmenų, žodžiu, kol mes atsikapstame. Ir šiandien noriu papasakoti kelias istorijas apie kasimąsi būtent į gylį. Čia yra mano svajonių komanda. Ir Giedrė, šitos komandos lyderė, atvyko čia kaip laukinė korta numeris 3. Giedrė yra trečiame mano direktorinėme gylyje, bet iš tikrųjų tai yra pirmas žmogus, kuris nori dirbti, nori čia siekti karjeros ir yra labai už viską dėkinga. Ir ji savo komandą pavadino Dream Team. Svajonių komanda. Ir aš dabar suprantu, kad, žinokite, vis dėlto labai svarbu pavadinti tinkamai. Ir, kaip yra toks posakis, kaip laivą pavadinsi, taip jis ir plauks. Ir dabar aš galvoju, kad labai netinkamai kitą savo komandą direktorinę esam pavadinę akmenėliai. Tai ten nejuda niekas. Ką padarytume, reikės pervadinti. Tai kaip mes dirbome su Giedre? Giedrė tikrai buvo tas žmogus, kuris norėjo dirbti. Ir, tarsi žmogus nori dirbti, tai tegul ir dirba, atrodo, ką jau čia mes rėmėjai galime padėti. Bet iš tiesų Giedrė gyvena Vilniuje, kur gyvena mano rėmėjai Laukaičiai ir labai išnaudoja jų globą. O kaip mes su jie dirbame? Aš žinojau, kad Giedrė labai norėjo dalyvauti šitame renginyje su savo vyru Tomu. Bet kvalifikacijos sąlygos buvo tikrai rimtos. Ir kai jos komandoje išaugo nauja direktorė, Giedrei trūko, beveik 2000 taškų kvalifikuotis, tai iš tikrųjų yra nemaži pinigai. Ir kai paklausiau Giedrę, ką tu darysi, ji pasakė, nieko turbūt, nes tiek pinigų mes neturime, mes planuojame pirkti mašiną. Ir tada, ką gali padaryti rėmėjas? Mes vis tiek, kurie esame ilgiau, mes matome viziją, kaip čia galėtų būti. Ir tada, kaip aukso ieškotojai, tiesiog išskleidžiam tą žemėlapį ir sakom, žiūrėk, jeigu tu nesikvalifikuoji, tu uždirbi 100 eurų kokį šį mėnesį. Bet jeigu tu, gal pasiskolinti tuos mašinos pinigus, įdedi į verslą, investuoji, kvalifikuojas, tu uždirbi virš 1000 eurų. Tu atiduodi tuos pinigus atgal, turi ir mašiną, ir kvalifikaciją,
ir turi 40 taškų, o gal kitą mėnesį užaugs naujas dar direktorius. Giedrė sako, aš pasitarsiu su vyru, pasitarė ir turi labai išmintingą vyrą ir jie nutarė investuoti. Žodžiu, mes jau turim 40 taškų. Kitas mėnuo ateina, auga dar viena direktorė. Bet ta direktorė turi 2000 taškų. Nu, toli dar, ar ne? Ir kalbu, Saulė, ką tu planuoji daryti? Ne, jinai virš 2000 turėjo. Ką tu planuoji daryti? Nu, nieko, sako, gal iki 3, bet tempsiu, nes aš užsirašiau, kad direktorė tapsiu gruodį. Pasidarėm tokį planą. Tada, ką, ateina rėmėjas ir išplėti žemėlapį aukso ieškotoją. Žiūrėk, Saulė, kaip tau gerai krenta korta. Jeigu jūs šiek tiek painvestuojate ir tu tampi direktorė, tu uždirbi pinigų, tu gauni premiją ir, nu, kaip tas yra gerai. Ir dar sakau, kad tu neužsipriešk ties 3000, nu neuždėk ribos, tiesiog pasvajok, perklausk savo komandos, o gal kas nors. Po kelių dienų skambina Saulė, sako, nu žinai, keista, bet va viskas, visi susipirko, kaip tik kainas kilo, visi kvalifikuojasi. Žodžiu, Giedrė jau turi 2 direktorės, kitą mėnesį tampa Emeraldas, executive manager. Ir aš galvoju, kartais, jeigu tu nepasitempi to vieno žingsnio, tai nebūtų nei 2, nei 3. Ir mūsų rėmėjų, nu tokia, kaip ir pareiga ir misija kartais parodyti tą vaizdą, kurį mes patys praėjome. Nes aš pati pasitempdavau, pas mane niekas nebūdavo natūraliai. Ir kai žmonės man sako, aš eisiu natūraliai, aš iš karto suklūstu. Natūraliai gamtoje auga piktžolės. Natūraliai mes leidžiamės į pakalnę lengvai. Į kalną natūraliai, į etną natūraliai neišeina. Reikia su autobusais, reikia, kaip sakysi. Tai vat, tokia tad ir Giedrės istorija. Noriu papasakoti dar Jurgos istoriją. Beje, su Giedre mes susitikinėdavom penktadienio rytais, per Zoomą su ja, su jos komanda, strateguodavom ir tiesiog palaikydavom tą ryšį nuolat. Kita mano šaka kasdama į gylį, tai yra Jurga. Čia Jurga yra, jūs matote, šitoje pusėje, ar ne? Ir ji buvo, kai mes susipažinome su ją stovykloje, su Asta, mano rėmėja darėme stovyklą, Jurga čia buvo trenerė tokia faina, jinai buvo visiškai neolari žmogus, jinai elgėsi kaip neolari žmogus, jinai norėjo to, ko mes turime, mes jai patikome, jinai norėjo uždirbti pasyvių pajamų. Ir kai aš ją pasikviečiau kavos ir sakau, Jurga, noriu to pakalbam apie neolari galimybę. Ji man pasakė, Nijolė, tu su manim apie tai kalbi, aš negaliu patikėti, kad tu man tai siūlai. Tikrai ne. Tikrai ne. Ir, aišku, kitų metų jau tu ir sakytum, nu ne, tai ne. Bet iš tikrųjų tu matai, kad tam žmogui yra kažkokia patirtis, kažkoks įsitikinimas. Nu gerai, sakau, Jurga. Aš tau vis tiek noriu papasakoti, tu čia kažką netaip supranti. Tau čia viskas patinka. Tau mes tinkam. Tau viskas čia patinka, bet tu sakai ne. Gerai, sako, išklausysiu tavęs. Tiesiog papasakojau jau, kaip mes dirbame ir sužinojau, kad jinai turėjo labai blogą patirtį su kita tinklinė kompanija. Ten piramidė buvo, kur su vyru prarado daug pinigų ir pasižadėjo, kad niekada daugiau gyvenime jie neveis, nebesijungs niekur. Bet po mūsų pokalbio Jurga prisijungė, bet tik dėl savęs. Jinai nieko nedarys, o aš matau, kad jinai visiškai potenciali aukso gyslė yra. Ir nors jinai nieko nedaro, jinai pradeda prijunginėti žmonės, kurie irgi nieko nenori. Tik dėl savęs, nu nes koks esi, tą ir ištransliuoji.
Galiausiai jie prijungė, dar įdomu irgi tai, kad kai į Lietuvą atvažiavo Ešvi, reikėjo kvalifikuotis ir surinkti 2000 taškų. Jurga, sako, turėjo apie 1000 taškų, bet jinai labai norėjo tos Ešvi. Kai aš jai kalbėjau, kad čia tau bus pigesni produktai, kad vaikai nesirgs, jinai sako, tu žinok, tai manęs nemotyvuoja. Ešvi mane motyvuoja. Aš visą laiką, sako, norėdavau, su tarptautinio tokio lygio lektoriais paklausyti jų. Ir kai liko kelios dienos iki kvalifikacijos pabaigos, Jurga sako, žinok, aš nusprendžiau tikrai, aš nebesidraskysiu, aš natūraliai. Ir tas natūraliai man toks jau kaip leitmotyvas. Ir tada, ką aš tokiu atveju sakau ir ką mes galėtume pasakyti. Sakau, Jurga, tikrai natūraliai gali, bet tu neužsibrėžk, kad jau tu čia nepadarysi. Tiesiog, perskambink, paklausk tos klientės, tų konsultančių, gal jos kažką norės įsigyti. Paskutinį vakarą skambina Jurga, sako, tu nepatikėsi, visiems visko reikia, ir man jau visko reikia. Taip jinai kvalifikavosi ir vyko į tą susitikimą su Ešvi. Ir kai jinai prijungė vieną masažo meistrę, kuri irgi nori tik savo kelis produktus, mes vėl su ja susitikome toj pačioj kavinėje. Ir Laurita, tos masažo meistrės masažuotojos vardas yra. Ir jinai tik savo ir nieko kito. Tada, ką rėmėjas gali daryti? Aš sakau taip, klausyk, Laurita, tugi puikiai supranti, kad kai žmogus ateina spręsti savo nugaros problemas, tai gal ne tik masažas gali padėti, gal ir tiesiog B grupės trūksta. Ir mes kalbam apie taip, sako, jo, ir mūsų pokalbis baigėsi tuo, kad Laurita sako, tikrai, aš galbūt galėčiau pasidėti čia spintelę. Ir mes kasimės tolyn, nes tiesiog tai yra ta aukso gysla, kur galima kasti. Trečia, mūsų su vyru šaka, tai yra Latvija. Lietuviai žinot, mistinė Latvija, kurią ima ir niekas nepaima kažkaip. Tai Maira, kuri yra čia viduryje, yra mano konsultantės mano konsultantės draugės Latvijos sesuo. Ta draugė sakė, man tai tikrai ne, bet gal mano seseriai tiktų. Tai ta Maira, sesuo, apsisprendinėjo prisijungti ar neprisijungti prie Neolife metus laiko. Ir Laukaičiai buvo jų, labai susitiko. Žodžiu, sprendė, aš galvoju, klausyk, ar tu čia ženysies? Ką tu čia tiek ilgai sprendi? Sako, aš apsiženijau, tai per 3 mėnesius iš tikrųjų susitokė nuo pažinties. Neolife prireikė metų laiko. Bet kai mes su ja po Rygos kikofo susitikome lobby bare, pasikalbėti jau galutinai, jinai jau sakė, jau dabar registruosius, po savaitės prisiregistravo ir ji pasakė, kodėl. Sako, man 2 dalykai, aš išgirdau 2 tavo sakinius. Pirmas sakinys, tai tu čia nieko neprivalai ir tu manęs niekada nenuvilsi. Nes žmonės kartais bijo prisiregistruoti, manydavo, kad jie nepateisins lūkesčių, kad jie nuvils ir taip toliau. Ir antras sakinys, kad aš būsiu kartu, mes dirbsim kartu, susitikinėsim, aš tau padėsiu. Ir mes pradėjom per Zoomą kiekvieną trečiadienį 10 valandą laiko su ja kryptingai dirbti. Tai yra, aš kažką pagalvom, užduodu namų darbą ir po savaitės jį atsiskaito, užduodam kitą namų darbą. Tas namų darbas yra
žmonių sąrašas, ką pakalbėti ir taip toliau. Ir galiausiai buvo namų darbas padaryti vakarėlį. Nu, ne vakarėlį, susitikimą Jūrmaloje. Į jį atvyko jos sesuo, susitikimas buvo pas jos draugė ir dar viena tos draugės giminaitė. Tai žodžiu, mūsų buvo 4. Jos buvo ir mes su vyru atvažiavome. Ir viskas baigėsi labai fainai. Iš tikrųjų, ta draugė, kuri turi patalpas, ji prisijungė ir ji norėjo visko. Ji norėjo detokso, ji norėjo išspręsti savo problemas ir galbūt verslo. Tai su Maira mes susitikinėdavom kiekvieną trečiadienį Zoom'u, su Iveta, naująja konsultantė, pirmadieniais, nes jai vienintelė laisva diena pirmadieniais. Ir žiūriu, kad ta Iveta sako, kai aš paklausiau, o kaip tu nori, kad mes dabar dirbtumėm? Ir Iveta sako, aš neklausiu, ar čia kartą į mėnesį kažką, ar kas 2 savaitės. Sako, ne, reikia daryti kas savaitę. Ir aš supratau, kad čia galbūt yra ta aukso gysla, žmogus tikrai žino, ką nori daryti. Ir yra tikrai kelios šakos, kur kasuosi į gylį, bet tai buvo ne visada. Anksčiau aš tiesiog važiuodavau, kur mane pakviesdavo, ten ir važiuoju. Ten pakviečia daryti vakarėlį, nuvažiuoju, padarau. Ten pakviečia, padarau. Ten visur važiuoju ir įsivaizduodavau, kad tai yra darbas su komanda. Bet iš tiesų atrodo, kasi, bet nieko ten neiškasi. Ir dabar, praėjo kiek jau metų, pagaliau irgi mes augam, supranti, kad tik kryptingas darbas su konkrečiu pasirinktu žmogumi iš tikrųjų gali tau iškasti tą aukso gyslą ir kad pasiektume rezultatų. Dabar toks vyrinis intarpas apie vyrus. Vakar labai Eduardas kalbėjo apie vyrų klubą, apie džentelmenų klubą. Ir yra vyrų, dažnai moteris, mes darome verslą, o vyrai kaip ir norėtų, bet jie neranda savo vietos. Tarsi, jie čia kažkaip tai, gerai Eduardas rado, o daugelis vyrų tiesiog būna kaip ir šalia mūsų, šalia to ir neįsipatogina. Tai aš noriu pasakyti, kad jau vien tai, kad mes kartu važiuojame, mes kartu planuojame, strateguojame, kad vyrai pasako kažkaip, nuraminat mūsų emocijas, pasakot kokį, viskas čia bus gerai ir tiek tai reikia. Ir tai, kad jūs esate šeimom, mes pritraukiam šeimas, o dabar mes irgi keliaujame, tikrai 5 poros, tai yra puiku. Tai aš tiesiog dėkoju savo vyrui Arūnui, kuriuo mes kartu keliaujame visur, čia irgi važiuojame į Jūrmalą turbūt. Ir visiems vyram noriu padėkoti, kurie esate čia. Ir tokio aukso ieškotojo laiko balansas, šitą rutuliuką aš mačiau 10 metų turbūt. Bet man jis taip nieko ir nesakė. Tai bet iš tikrųjų dabar aš manau, kad aš dirbu pagal tuos procentus ir darbą su komanda aš atskiriu nuo darbo su lyderiais. Mes negalime turėti daug lyderių, su kuriais dirbame. Tai gali būti 3, galbūt 5, su kuriais tik sistemingai dirbame ir kasamės. Tai aš gal tik dabar pradedu justi, kas tas yra darbas su lyderiais, per Jūrmalą, per Jurgą. Ir tai iš tikrųjų yra įdomus labai procesas. Ir jeigu manęs paklaustų, o ką tu patartumai? Tai patarimai būtų tokie.
tiesiog, ką aš pati dariau ir kas galbūt būtų naudinga. Pirmas dalykas, tai tiesiog peržiūrėjome savo sistemą, su savo rėmėjais peržiūrėjom, kas yra potencialaus, nors tiesą sakant, aš žiūrėdavau visą laiką ir piešdavausi, bet šį kartą tiesiog išskiri 5 potencialius, 7 ar 3, kas kiek turit lyderius, su kuo jūs šiemet ar kažkokį laiką dirbsite. Ir sukurti su jais sistemingą, tokią, kaip sakyti, reguliarių susitikimų mytą, ar ne, dienotvarkę. Galima vesti aukso ieškotojo žurnalą. Aš tokį turiu sąsiuvinį ir susirašau, ką mes kalbėjom su tuo, kokie namų darbai, ką čia mes numatėme. Ir tiesiog mes matome procesą. Ir svarbiausia turbūt yra mėgautis. Mėgautis. Neieškoti, kad oi, čia rubinas, čia du rubinai, kažkaip neįsitempti labai stipriai, bet mėgautis pačiu aukso ieškojimo rezultatu, nes tai yra žmonės, tai yra beprotiškai įdomu, netgi planuoti, svajoti, strateguoti. Ir svarbiausia, tai yra kantrybė mūsų versle. Ir tai yra didžiausia aukso ieškotojo vertybė, tai yra kantrybė. Ir aukso ieškotojai žino, kad reikia mėnesių, kartais dar ilgiau, kad atskleistume tą aukso gyslą. Ir mes visi žinom, kad žmonės yra įvairūs, konsultantų yra įvairių. Tai čia yra geriausia mokykla mūsų kantrybės. Ir linkiu, kad kantrybės jums nepritrūktų ir kad mėgautumėmės tuo, kas čia vyksta. Ačiū Jums.